žvejo kelias. Mes esame dabar prie vieno tvenkinio. O iššokimas buvo lydekos. Jau džiuginam. Pas mus naujas guminukas šatys. Arbūzo spalvos. Nu, įdomu, jie irgi žvejavo, vieną lydeką ištraukė. Įdomu pažiūrėti, nes čia, vat, sako, gerai eina. Tai aš dabar kaip tik su savo kombinzonu. O pirmas metimas ir kaip visada pas mane plėtimas. Pažiūrėkit, kokia šūdo gabalas. Tai va. Bandysiu vėl gaudyt praeitam video. Buivydiškėse man nelabai taip stipriai pasisekė. Bet oras irgi tobulas. Vandenyje jau blemba šaltokas stovėt. Vis tiek vanduo jau kaip minusinis jaučiasi. To ko toliau eini, ko toliau ir mane čia kaip atrodo, kad netoli užėjau, bet čia įlas, kuris labai įsigeria ir tempia mane į dugną. Lydeka jau eina, nes matau vienas ten tiesiai buvo išėjimas iš lydekos ir link tų tolių žolynų. Žolynų nesinori, kad man čia būtų. O, va ten va vėl buvo išėjimas. O, pažiūrėkit. Čia, žinot, čia viskas yra nuo žiemos. Va šitie va maišai. Viskas įrašytas nuo žiemos. Bandau biškį toliau praeit, bet čia jau ant kažko tai atsistojau. Nes vien tik per žvejybą vat visada neįmanoma gražiai pažvejot normaliai. Užsėda tai gerai. Net atšaut neįmanoma. Čia jau nieko, čia jau plėšt reikia, valo, jo. Naujas guminukas. Jo. Ir rankas jau va. Viskas nuo šito valo. Laksto. Leidžiam dabar ir tegu gyvena, nes biškuka sužeista. Nu ir va dabar išplaukia. Reikėjo pasakyti, kad mama kviestų. Nu va, tai kad va, sakau, lydekų yra, tai kad pas mane, aišku, nelaimė atsitiko, pas mane užstrigo, bet o mums tik lieka plėšt valą ir atsisveikint su mūsų arbūziniu guminuku. O jau vaikai jau rėkia jau. Все, atsisveikinam. Ir užsidedam kažkokį naują. Sugrįžtam vėl. Atsisveikiname su mūsų vobleriu guminuku. Pamanysim dar ant medolio.
Yra žmonės. Pačiupau. Yra. Pažiūrėkit, oi kokie. Oi. Nedodam. Oi. Opa. Va, žmonės. Pačiupo. Tokia vat superinė lydeka. Ant va tokio vat mopsiukų biškį su kraujais, bet vis tiek. Aš noriu gražiai tave paleisti, palauk. Ne, всё. Ai, vainai, išplaukė. Bam, viskas. Tai kad, karočią, pačiupam vieną. Dar vieną lydeką. O, kokia. Ojej, čia ešerys. Pažiūrėkit. Čia ešerys. Pažiūrėkit, koks darovas ešerys. Neišlipsiu aš to iš vandens to. Ant tokio masaluko pažiūrėkit. Koks ešerys. Nu čia tai tikrai. Irgi ant tokio pačio. Nu ką, žmonės, vėl mes ištraukiam va lydekytę. Pažiūrėkit, ir vėl ant šito. Čia legendarinis dabar pas mus bus vėl. Praeitą sykį, vat neseniai prieš 15 minutės aš padariau metimą ir pas mane irgi užsikabino. Ei, va čia tai žvejyba. Tai, kad jau biškiukai jau patamsėjo, nes aš jau užsvičiu su fanariku, nes taip jau nieko nesimato. Tai žodžiu, ką galiu pasakyti, nebuvo nei vieno kibimo daugiau. Buvo tik vienas kibimas, kai mes su jumis ir matėm. Gaila, kad neištraukėm, neparodėm, patys nesimatėm. Nu, žodžiu, kas buvo, tas buvo. Jau tamsu, lietus, taip lyja, nes jau šalta, jau čia jau visiškai iš viso sušlapęs jau. Tai žodžiu, su jumis buvo Žvejo kelias, iki sekančio karto. Dar bus įdomių ir gerų momentų.